Viešpaties persmelkta visa šio pasaulio kaita. Atsižadėjimo būki gyvas ir negeisk svetimo gero. Demoniškais vadinami pasauliai, gūdžių tamsybių gaubiami, ten mirė nužengė, kas atmaną savį pražudė. Jis nejudrus, vienatinis, tačiau greitesnis net už mintį. Jis visų priešaky, jokie jutimai jo nepaveja. Nepajudėdamas jis aplenkia visus, kas juda, mat Arišvanas juo palaiko visą gyvastį. Jis juda, jis ir nejuda, jis tolimas, jis artimas, visa ko viduje jis, visa ko išorėje jis. Iš tiesų, laisvas, kas visas būtybės mato savyje, o visose būtybėse save, jo niekas jau nebesuglumins. Kas sutrikdys, kas benuliūdins jį, būties vienį išvydusį, visas būtybės savyje pažinusį. Jis viską persmelkia, skaidrus, bekūnis, nepažeidžiamas, begyslis, neapčiuopiamas, tyras, blogio nesuterštas. Jis visaregis, išmintingas, visur estis, savabūvis, jis viską amžiams paskiria, kaip dera. Ko žodžiai nepasako, kuo žodžiai patys sakomi, tai Brahmanas. Žinok visai ne tai, kas garbinama šiapus. Ko protas nesupranta, kuo protas pranta pats, tai Brahmanas. Žinok, sako išminčiai, o visai ne tai, kas garbinama šiapus. Ko neįžiūri akys, kuo akys pačios žiūri, tai Brahmanas. Žinok visai ne tai, kas garbinama šiapus. Ko ausis neišgirsta, kuo ausys pačios girdi, tai Brahmanas. Žinok visai ne tai, kas garbinama šiapus. Kuo nekvėpia kvėpimas, bet kas kvėpia kvėpimu, tai Brahmanas. Žinok visai ne tai, kas garbinama šiapus. Pažinęs Brahmaną prabudimu, laimės nemirtingumą. Per save patį laimima jėga, per pažinimą laimimas nemirtingumas. Pažinusiam jį čia atsiveria tiesa, o nepažinusiam čia didelis nuostolis. Išminčiai regi jį kiekvienoje būtybėje ir pasitraukdami iš šio pasaulio tampa nemirtingi. Kas žino tai, tas iš tiesų pribaigia blogį ir galiausiai įsitvirtina šviesos pasaulį. Taip, įsitvirtina. Tai visa ko viešpats, visažinis, vidinis valdytojas, tai visa ko įsčios, būtybių pradžia ir galas. Om. Kas jis, kurį mes garbinam kaip atmaną? Katras jis atmanas? Tas, kuriuo regima, tas, kuriuo girdima, tas, kuriuo užuodžiami kvapai, tas, kuriuo žodis tariamas, tas, kuriuo skiriama saldu nuo nesaldaus. Širdis ir protas, sąmonė ir dėmesys, atpažinimas, pažinimas, suvokimas, išmintis ir įžvalga, ir atkaklumas, ir mintis, ir mąstymas, ir siekis, ir atmintis, ir vaizdinys, ir ryžtas, gyvata, troškimas, valdingumas. Visa tai tik suvokimo pavadinimai. Jis Brahma, Indra, Pradžiapatis, jis visi dievai ir 5 elementai. Žemė, vėjas, erdvė, vanduo, šviesa. Taip pat visi šie smulkus ir įvairiausi padarai, radęs iš vienos ar kitos sėklos, užgimė iš kiaušinio, įsčių pagimdyti, gimė iš prakaito, gimė iš daigo, arkliai, karvės ir žmonės,
Drambliai ir visa, kas alsuoja, kruta, skrieja ir stovi. Visa, ką valdo suvokimas, juo remiasi. Visa juo remiasi. Pasaulį valdo suvokimas, juo tasai remiasi. Ir Brahmanas tai suvokimas. Šį nelengvai pamatomą, giliai paslėptą, slypinti širdies slapty, giliausia pirmapradį Dievą savęs pažinimu patyręs, išsineria išminčius iš džiaugsmų ir liūdesių. Nei gimsta, nei miršta regintysis, nei jis iš ko, nei kas iš jo, negimęs visad esantis, praamžis, pirmapradis nežūva žūvant kūnui. Jei žudantysis manosi žudas, jei žudomasis mano žudomas, jiedu abu nežino, nėra nei žudančio, nei žudomo. Mažesnis už mažiausią, didesnis už didžiausią slypi atmanas būtybės širdyje. Kas jau nebesistengia, nebeliūdi, tas nuskaidrėjusiu suvokimu regi šį didį atmaną. Šis atmanas nepasiekiamas nei pamokymais, nei samprotavimais, nei žiniomis. Tik kas jo vertas, tam jis pasiekiamas, paties atvertas savo. Žinoki, atmanas vežimo šeimininkas, kūnas iš tiesų vežimas. Žinok, aumuo tai vadėliotojas, o protas išties vadžios. Jutimai, sakoma, žirgai. Jais juntami dalykai, jų takai. Atmanas junginys su kūnu, jutimais ir protu, tas, kuris mėgaujasi, sakoma, išminčių. Kam stinga įžvalgos ir protas visad nepajungtas, tas ir jutimų nesutramdo, kaip vadėliotojas patrakusių žirgų. Kas įžvalgus, kieno protas visad pajungtas, tasai sutramdo jutimus, kaip vadėliotojas paklusnų žirgą. Kam stinga įžvalgos ir supratimo, kas nuolatos netyras, tas nepasieks tos vietos ir sugrįž samsaron. Kas įžvalgus ir supratingas, visad tyras, pasieks tą vietą, iš kur nebegims. Kam įžvalga, tai vadėliotojas, o protas vadžios, tasai žmogus pasieks kelionės tikslą, aukščiausią visą persmelkiančio vietą. Nes tai, kas juntama viršiau jutimų, protas virš to, kas juntama, aumuo viršiau už protą, o didis atmanas viršiau aumens. Neapreikštis viršiau už didį atmaną, puruša virš neapreikšties. Nieko nėra viršiau purušos, tai kelio pabaiga, aukščiausias tikslas. Šis slypintis kiekvienoje būtybėje kaip atmanas nepasireiškia, tačiau skvarbiu ir jautriu aumeniu įžvalgus regi jį. Pakilkite, pabuskite, dovanas gautas perpraskit. Aštrus tarsi skustuvo ašmenys, sunkiai įveikiamas, vargiai pasiekiamas šis kelias, sako išminčiai. Negirdima, nepaliečiama, be pavidalo, nenykstama, be skonį, amžina, be kvapį, be pradžios ir be galo, didesnį už didžiausią, visad esantį pažinęs, išsivaduoja iš mirties nasrų. Savabūvis pradūrė išorėn skyles, jutimus, todėl žmogus žiūri laukan, o ne vidun į save patį. Tačiau išminčius, siekdamas nemirtingumo, akis apvertęs stebi save patį. Kvailius veda išoriniai troškimai ir jie pakliūva į mirties paspęstus spąstus, bet išmintingieji nemirtingumą radę neieško nieko pastovaus čia tarp nepastovių dalykų. Kuo žmogus suvokia pavidalą ir skonį, kvapą, garsą,
taip pat lėtėjimą meilės glėby, tuo jis ir suvokia. Kas lieka jo nesuvokta, štai iš tikrųjų tai. Jis iš tikrųjų Brahmanas nemirtinguoju pramintas, jame visi pasauliai ir už jo nieko nėra. Štai iš tikrųjų tai. Kaip kad ugnis viena pasaulyje atsidūrus reiškiasi įvairiai, taip įvairus būtybėse atrodo vienas atmanas, išlikdamas anapus. Kaip vėjas, nors ir vienas pasaulyje atsidūręs reiškiasi įvairiai, taip įvairus būtybėse atrodo vienas atmanas, išlikdamas anapus. Kaip saulės, tos akies viso pasaulio nesutepa jokios išorinės akim regimos ydos, taip nesusitepa pasaulio kančiomis vienas visų būtybių atmanas, išlikdamas anapus. Vienas valdovas atmanas visų būtybių, padauginantis vieną sėklą, kas regi jį pačiam savy, amžina laimė tiems išminčiams, ne kitiems. Tarp laikinųjų amžinas ir sąmoningas tarp nesąmoningų, ir tarp daugybės vienas, kuris išpildo troškimus, kas regi jį pačiam savy, ramybė amžina išminčiams, ne kitiems. Jeigu pavyks patirti jį dar prieš suirstant kūnui, tai išsivadavimas, jei ne, teks įsikūnyti vėl sukurtuose pasauliuose. Pažinę skirtingą jutimų prigimtį, jų aušrą ir saulėlydį ir skirtingą atsiradimą, išminčiai nebeliūdi. Aukščiau jutimų protas, aukščiau proto tiesa, aukščiau tiesos didysis atmanas, aukščiau jo didžiojo nepreikštis, aukščiau nepreikšties puruša, visa persmelkiantis, požymių neturintis. Pažinęs jį žmogus išsivaduoja ir nemirtingumą randa. Pavidalas jo neregimas, niekas jo akim nemato, jis patiriamas širdimi, dvasia, protu. Kas šitai žino, tampa nemirtingi. Nepasiekiamas jis nei protu, nei žodžiu, nei akimi, kaip dar kitaip suvokti jį, nei sakant, kad jis esti. Jis esti, taip suvokiama tikroji jo esmė ir abejaip. Jis esti, taip suvokus jį atsiskleidžia tikroji jo esmė. Kai liaujasi visi širdies troškimai, mirtingas tampa nemirtingas ir Brahmaną čia pasiekia. Kai nukerta visus širdies mazgus, buvęs mirtingas tampa nemirtingas. Štai mokymas. Nematomas, neapčiuopiamas, be lyties, spalvos, ausų, akių, be rankų, kojų, nekintamas ir visa persmelkiantis, visur esantis, skaidrus, nenykstamas, kurį išminčiai laiko būties įsčiomis. Kaip voras, kad išskleidžia ir sutraukia į save voratinklį, kaip auga augalai iš žemės, kaip plaukai ant gyvo žmogaus, taip iš nenykstamojo randas visa. Paskendę neišmanime, manydamiesi išmintingi ir išprusę, kvailiai klajoja, klaidinėja lyg aklieji, aklo vedami. Įstrigę įvairiausiam neišmanime, kvailiai galvoja, pasiekėme tikslą. Vienapeigas atlikdami, jie lieka nepažinę. Ir kankindamiesi nuo prisirišimų žūsta, išsekus jų pasauliams. Aukojimus ir gerus darbus aukštindami, neišmanėliai net nenutuokia, kas iš tiesų į tikslą veda.
Gerais darbais pelnytose padangėse kiek pasimėgavę, jie ir vėl atsiduria šiame pasaulyje, o gal net žemesniuose. O tie, kas dvasios įkarščiui tikėdami atsideda, į gėrę pasitraukia, ramūs, pažinę, elgetaujantis vienuoliai, be nuodėmės pro saulės vartus žengia pas nemirtingąjį Purušą, amžinąjį Atmaną. Štai ši tiesa, kaip iš liepsnojančios ugnies tūkstančiais kyla kibirkštys panašios, taip, mano mielas, iš nenykstamojo būtybės įvairios gimsta ir jį sugrįžta. Dieviškas be pavydalo Puruša, jis išoriai ir viduje, nepagimdytas, nekvepuoja, neprotauja, tyras, aukštesnis už aukščiausiąjį, nenykstamąjį. Iš jo kvepavimas ir protas ir visi jutimai, erdvė ir vėjas ir šviesa, vanduo ir žemė, visko atrama. Ugnis galva, mėnuo ir saulė akys, pasaulio šalys ausys jo, apreikštos vedos jo kalba, vėjas kvepavimas, širdis jo visata, iš pėdų jo radosi žemė, jis visų būtybių Atmanas. Brahmanas aukščiau mirties. Kas žino tai širdies slapty, tas nukerta mazgą neišmanimo. Raiškus, tvirčiausias, gyvas širdies slaptyje, vardu didysis, kuriame sutelkta visa, kas juda ir kvepuoja, mirksi, laiko jis. Žinok, jis ir būtis ir nebūtis, labiau už viską trokštamas virš žmogiškojo suvokimo. Kas spindi, kas mažesnis už mažiausią, kame telpa pasauliai, su visu kuo gyvu, tai amžinasis Brahmanas. Jis tai alsavimas, tai žodis, sąmonė, taip pat tiesa, nemirtingumas. Imki didįjį ginklą, lanką Upanišadas, ir strėlę išgalastą susitelkimu įdėk. Visas mintis į jį sutelkęs, įtempki lanką ir atmink, mielasis, taikinys tai jis, nenykstamasis. Lankas Om, strėlė tu pats, o šitą taikinį vadina Brahmanu. Taikyki nedvejodamas ir susijung su juo tarsi strėlė su taikiniu. Tas, kuriame dangus nuaustas, žemė ir tarp jų erdvė, ir protas su visais kvėpimais, jis vienas yra Atmanas. Nebeklausyk jokių kitų kalbų, tai tiltas į nemirtingumą. Ten, kur sueina gyslos, tarsi rato stipinai stebulę, visokeriopai esti jis. Om, šitaip susitelk į Atmaną. Kas visa žino, visa regi, kieno šita galybė žemėje, tai Atmanas širdies erdvėj, dieviškam Brahmano mieste. Išminčiai įžvalga jį pasiekia, palaima spindinti nemirtingumą. Atsiriša širdies mazgai, visos dvejonės išsisklaido, baigėsi darbai tam, kas jame išvydo ir aukščiausia, ir žemiausia. Aukso skrinutėje nežemiškoje Brahmanas, nesuteptas, nedalomas, jis tyras, jis šviesų šviesa, štai ką pažinę, save patį žino. Brahmanas tai nemirtingumas, Brahmanas priekiai, Brahmanas atgal, į dešinę ir į kairę, plyti viršų ir apačioj,
Brahmanas visata, taip, jis šita didybė. Kai regintis išvysta šį aukso spalvos kūrėją, viešpatį, Purušą, pačias Brahmano iščias, tai nusipurtęs gėrį, blogį ir nesuteptas, jis, kuris žino, pasiekia aukščiausią vienį. Tatai alsavimas, išties, kas spindi visose būtybėse. Pažinęs tai, išminčius jau nebekalba apie ką kitą, tik džiaugiasi atmanų, tik gėrisi juo, atsidėjęs darbui pirmas tarp Brahmaną pažinusių. Atmanas pasiekiamas tik per tiesą, dvasios įkarštį, tikrą žinojimą ir nepaliaujamą skaistumą. Jis kūne, tyras, jo esmė šviesa, tas, kurį nusikratę ydų atsiskyrėliai išvysta. Jis didis, dieviškas, nesuvokiamas jo pavidalas, skaidresnis už skaidriausią spindi, tolesnis už toliausią ir visai čia pat, arti glūdi čia, reginčiųjų širdies slaptyje. Akim nesugriebiamas nei žodžiu, nei kitais jutimais, nei dvasios įkarščiu ar darbais, bet kai žinojimo šviesa nuskaidrina esybę, tuomet išvysta jį, nedalųjį, kas susitelkęs masto. Kas puoselėja troškimus, vis apie juos galvodamas, tas šian ar ten atgimsta jų maitinti, o kas jau troškimus patenkino, tam jau čionai tapusiam savimi pačiu, visi troškimai liaujas. Šis atmanas nepasiekiamas nei pamokymais, nei samprotavimais, nei žiniomis. Ką jis pasirenka, tas jį ir pasiekia. Tam jis atskleidžia savo veidą. Šis atmanas nepasiekiamas tam, kas silpnas, atsainus, taip pat beprasmių dvasios įkarščių. Bet kai jo šitaip siekia žinantis, jis pats įžengia Brahmano buveinėn. Rišiai pasiekia jį žinojimo pasotinti, išsivadavę iš aistrų, nurimę, tapę atmanų ir visame kame atradę visur esantį. Išminčiai šie atmano sujungti prasiskverbia į visą. Vedantos esmę nuodugniai pažinę atsiskyrėliai, atsižadėjimu nušveitę savo prigimtis. Laikų pabaigoje jie visi išsivaduoja aukščiausią į nemirtingumą radę Brahmano pasauliuos. Kaip upės suteka į vandenyną ir pranyksta, netekdamos vardo, pavidalo, taip ir pažinusysis, išsinėręs iš vardo, pavidalo, kyla pas dievišką Purušą, aukščiau net už aukščiausią. Išties, kas Brahmaną aukščiausiai jį pažino, pats tampa Brahmanu, jis liūdesį įveikia ir įveikia blogį, išsmukęs iš mazgų, širdies slaptyje tampa nemirtingas.